Labą dieną. Tai kaip po tos nedarbo dienos, turbūt nemažai padirbėjot namuose, bet pailsėjot nuo savo tradicinių darbų. Ta proga padirbėsim su šituo volu, kas įsigijate. Manau, kad tikrai smagu ir pačios turbūt be mūsų užsiėmimo padirbat, o šį kartą padirbėsim rimčiau. Pradedam. Labai gerai, giliai įkvėpėt. Giliai įkvėpiam, keliam rankas į viršų, išsitempiam, išilginam stuburą, smakrą atgal, kaklą lygiai taip pat į natūralią savo padėtį, kaip ir turėtų būti. Giliai įkvėpiam, išsitempiam ir nusileidžiam į vieną pusę, ištempiam šoną. Giliai įkvėpkite šonkaulius, iškvėpiam. Išsitiesiam, vėl įkvėpiam į viršų, išilginam save ir į kitą šoną nusileidžiam. Šonkauliai atsidarę, giliai įkvėpkim ir iškvėpdamos vėl išsitiesiam, įkvėpiam ir nusileidžiam žemyn, pratempiam nugarą. Įkvėpiam ir nuo nugaros apačios išsitiesinam, atveriam rankas. Taip, ir po truputėlį keliam į viršų. Ir už nugaros leidžiam rankas. Gerai. Na, pradėsim šiek tiek. Pasimasažuosim, bet kartu ir apšildysim kūną. Vėlgi per vidurį blauzdos. Jeigu jaučiat, kad per mažai yra apkrovos, norisi daugiau spaudimo, dedat koją ant kojos ir pavažinėjam. Bet vėlgi nevažiuokit per vieną liniją. Blauzda iš vidinės pusės. Lygiai taip pat, jeigu ir nukeltos kojos, tai ir į vieną pusę pasukim, kojos gerai sukiojasi. Taip. Ir aišku, kiekvienas labai individualiai atrandam taškus, ar ne, atrandam pozicijas, kuriuose labiausiai jaučiat tuos skausminius taškus. Gerai, dedam pėdas ant volo ir pakeliam dubenį į viršų, pratempiam pečių juostą, žvilgsniu žiūrim į lubas, ištiesiam vieną koją ir pakeliam į viršų, kojų pirštais aukštyn, grįžtam, pakeliam kitą koją, pasilaikom, grįžtam, nuleidžiam sėdmenį žemyn, įkvepiam, su iškvėpimu kylam, vėl padarom stalelį, leidžiame žemyn, įkvepiam ir kylam, nusileidžiam žemyn ir kylam, nusileidžiam žemyn ir pasitraukiam volą ties šlaunimis. Jeigu tempia riešus, galit laikytis ant kumščio, pakylam ir važiuojam. Vėlgi lygiai taip pat reikia daugiau svorio, uždedam koją ant kojos ir padidinam spaudimą. Ir kvėpuojam. Įkvėpiam giliai, iškvėpiam. Jeigu norite gauti visą pilną mūsų treniruotę, susisiekite su mumis, kontaktai apačioje. Taip, beje, dalinkitės, laikinkite, dėkit širdeles ir lauksiu jūsų.
Kaip ar patiko jums su rolais padirbėti? Manau, kad tikrai taip, nes kartu ir masažas, ir mankšta, ir nestabilumas, ir viskas kartu žinoma. Kas neturėjot? Nieko tokio, nes lygiai taip pat viską galėjot atlikti ir ant kilimėlio. Taigi šitą volą tiesiog galit panaudoti ne tik tais, kaip vedam užsiėmimus, tiesiog tikrai namuose drąsiai prasivalokit kojas, ypatingai šlaunies šonus, blauzdas, kas labiausiai iš tiesų pas mus ir pavargsta, o kadangi jūs sportuojate jau beveik pusę metų, tai pakankamai raumenukų prisiauginat, tai labai gerai šitas voliukas jums juos išmasažuoja. O kitam kartui bus visiškai netradicinis užsiėmimas. Taip. Tai staigmenėlė, iš tiesų tai net nesakysiu, laukit staigmenos, nes jums kilimėlių neprireiks.